20 kartą rengiamuose šachmatų varžybose Seimo taurė netrūko garbingų svečių, gero šachmatininkų nusiteikimo ir azarto. Šį kartą atkreiptas dėmesys į jaunosios kartos ugdymą, vaikų mokymą žaisti šachmatais mokyklose ir šio intelektualaus sporto privalumus. Seime pranešimus šią temą skaitė Tarptautinės šachmatų federacijos atstovai. Jubiliejinių varžybų turnyruose varžosi įvairių amžiaus grupių mėgėjai ir profesionalai. Visus noriu pasveikinti su ypatinga diena, su šachmatų švente ir palinkėti jums gero žaidimo, gerų emocijų, gero bendravimo ir gero bendradarbiavimo. Noriu pasigirti, kad mes parlamentarai taip pat mėgstam žaisti šachmatais ir kada vyko prieš 2 metus parlamentaro olimpinės žaidynės Maskvoje, mūsų šachmato komanda sugebėjo nugalėti visas kitas Europos komandas. Manau, kad šachmatai yra tas žaidimas, kuris lavina protą, lavina mąstymą ir žmogus žaisdamas šachmatais darosi geresnis. Šitas turnyras tikrai yra susijęs su mūsų nepriklausomybė, su kovo 11-ąja. Ir dar kas labai svarbu, kad vaikų turnyras, pirmieji turai rajonuose yra vasario 16 ir nugalėtojai kovo 11 atvažiuoja dar labiau į kitą šventę. Seimo kanclerio Jono Milleriaus teigimu, 20-metį skaičiuojančių žaibo šachmatų varžybų organizatoriai kasmet siekia dalyviams pateikti ir naujovių. Tradiciją išsaugom ir kaip jūs matot, kas yra labai džiugu, kad kiekvienais metais, beveik kiekvienais kažkas naujo atsiranda. Pamenu, prieš 4 ar kiek metus atsirado vaikų turnyras, irgi anksčiau to nebuvo. Šiais metais labai gražus dalykas yra tokia teorinė konferencija, atlydėjusiam vaikučius mokytojų, tai skirta tėvams, treneriams, apie kaip dar labiau Lietuvoje sužadinti meilę šachmatam. I am very impressed what I have seen here, such as very warm welcome and also Esu sužavėtas, ką čia pamačiau. Nors organizavau ne vieną turnyrą, tačiau turiu pastebėti, kad jūs turėtumėte labai džiaugtis, ypač vaikai, kad toks turnyras yra rengiamas svarbiausiose valstybės rūmuose, būtent parlamente. Indeed, Lithuania is a chess country. Mes norime prisidėti prie šachmatų sporto vystymo čia, Lietuvoje. Šiandien šventėje dalyvauja Europos čempionė Viktorija Čmilytė, šachmatų dievaitė. Ir esu tikras, kad su jūsų federacija ir jūsų čempionais mes pasieksime daug šiame sporte. Ne visose šalyse parlamentas skiria tiek dėmesio šachmatam kaip ne tik tai sportui, bet daugelio mėgėjų užsiėmimui, geram laiko praleidimui, skirtam proto vystymui. Tai mes tikrai labai dėkingi už tokį dėmesį ir už tokią galimybę surengti, pavadinsim, šachmatų festivalį čia, kad šachmatų entuziastai jau daugelį metų bandė inkorporuoti šachmatus į edukacinę sistemą. Jie, aišku, siekia tikslų užauginti čempionus, bet per keletą metų paaiškėjo šalutinis poveikis nuo tokio reikalo. Buvo pastebėta, kad vaikai pradėjo labai gerai mokytis ir ne tik tai tiksliuose moksluose, aš turiu omeny fiziką ar matematiką, jie pradėjo geriau skaityti, geriau kalbėti, geriau spręsti įvairius socialinius uždavinius, sumažėjo disciplinos protrūkio. Ir dėl to FIDE pradėjo tokią programą, kuri ir vadinasi Chess in Schools ir kurios vadovas dabar atvyko pas mūsų konferenciją. Šios konferencijos rezultatas bus didesnis dėmesys iš Švietimo ir mokslo ministerijos konkrečiam įgyvendinimui jau tų sprendimų, apie kuriuos mes sutarėm su visom pagrindiniam politiniam Lietuvos partijom. Kiek taip kainuos Lietuvai, visada įdomu finansai? Pilnai sutinku, mes nagrinėjom šitą situaciją irgi. Egzistuoja galimybės sugebėti surasti tam tikrą kiekį valandų jau suformuotose ir finansuojamuose krepšeliuose, kad tenai atsirastų ir šachmatų pamokos, aišku, ne kiekvieną savaitę, bet pakankamos, kad išmokyti vaikus 2., 3. ar 3., 4. klasiai
žaidimo pagrindam ir strategijai. Tai aš tikiuosi surasti sprendimą, kuris arba nekainuos nieko, arba kainuos minimaliai. Pereinamoji Seimo taurė šiemet įteikta visų laikų geriausiai Lietuvos šachmatininkiai didmeistrei Viktorijai Čmilytei. Sportininkė 2011 metais tapo Europos čempione, 2013 iškovojo Europos moterų komandų čempionato aukso medalį. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos Seime susirenka šachmatininkai, šachmatų mėgėjai kasmet pažaisti blicą, labai smagaus žaidimo ir iš tikrųjų jau daug metų norėjau čia atvažiuoti, bet visuomet sutapdavo su kažkokiom kitom varžybom. Tai šiemet yra pirmi metai, kai tokią galimybę turiu. Vaikams šachmatų žaidimas duoda labai daug. Iš tikrųjų gebėjimas susikaupti, gebėjimas spręsti uždavinius, labai lavina mąstymą, lavina erdvinį mąstymą, padeda matematikai ir manau, kad privalumus galima vardinti labai ilgai, todėl tikrai tai būtų puikia investicija į mūsų vaikų ateitį, jeigu mokyklose tokia galimybė būtų suteikta vaikams. Renginyje dalyvauja ir svečiai iš Turkijos, Armėnijos, Rusijos. Antrą kartą atvyksta Latvijos Saimos narė, daugkartinė Latvijos čempionė didmeistrė Dana Reiznicė Ozala. Man smagu vėl čia sugrįžti. Pernai pasisekė, užėmiau antrą vietą, o šachmatininkams visada gera vėl atvažiuoti ten, kur sekėsi. Latvijos parlamente mes žaidžiame šachmatais. Vykome į tarpparlamentinės sporto žaidynės ir Latvijos šachmatininkai laimėjo šį turnyrą. Pirmąją vietą komandų įskaitoje užėmė Dubysa. Komandai įteikta pereinamoji Seimo kanclerio taurė. Vaikų ir jaunučių turnyro nugalėtojas apdovanotas signatarų taurė ir Europos parlamento nario, prezidento Rolando Pakso vardiniu kvietimu apsilankyti Europos parlamente. Geriausiai žaidusiai jaunai šachmatininkai įteiktas vardinis Lietuvos nepriklausomybės akto signatarės Europos parlamento narės daktarės Laimos Liucijos Andrikienės kvietimas apsilankyti Europos parlamente. Seimo kanceliarija ir Lietuvos šachmatų federacija šachmatų varžybas organizuoja nuo 1995-ųjų. Jose kartu su šachmatų didmeistrais, tarptautiniais meistrais aktyviai dalyvauja Seimo vadovai, nepriklausomybės akto signatarai, įvairių kadencijų parlamentarai, kitų institucijų atstovai, užsienio valstybių politikai, diplomatai. Turnyrų skirtų vasario 16-ąjai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti nugalėtojai ir šios sporto šakos gerbėjai.